Kada mes kalbame apie istoriją, rašome apie ją, remiamės įvairiais šaltiniais. Teismų aktais, spauda, korespondencija ir daugeliu kitų. Tačiau šaltiniu gali būti ir humoristinio pobūdžio tekstai. Satyros yra tokio pobūdžio tekstas, tai yra piktas, tai yra pašiepiantis juokas. Tai štai 17 amžiaus pirmoje pusėje buvo parašyta keletas satyrų apie vilniečius liuteronus. Katalikai, jėzuitai, Vilniaus universiteto dėstytojai yra tų satyrų autoriai. Ir tose satyruose jie pajuokė tą liuteronišką subkultūrą, tuos svetimus, kaip jie juos įvardė, vokiečius, nepatriotus, valdomus moterų asmenis. Iš tų satyrų galima spręsti tiek apie vaizduojamuosius, liuteronus, jų tarpusavio santykius, tiek ir apie pačius satyrų autorius. Sakykime, kai jie teigia, kad moteris valdo liuteronus, moteris valdo bažnyčią, moteris valdo šeimoje, tai be abejonės tai susijęs su tuo, jog jėzuitų ordine moterims nėra vietos, katalikiškoje tuo metu visuomenėje vyras valdo šeimą, vyras valdo visuomenę. Ir tas, kas nesutampa su tokia situacija arba su tokiais įvaizdžiais, jiems keldavo įtarimą ir iš to jie bandydavo pasišaipyti. Tačiau be abejonės moteris liuteronų vyrų nevaldė. Tikrai nevaldė, tačiau jos būdavo labiau didesnių mastų, kaip ir bet kokioje protestantiškoje religijoje, įsileidžiamos į bažnyčią. Ir moteris tikrai kai kada dalyvaudavo disputuose tarp pastorių ir pasauliečių. Ir štai dėl to buvo steigiama, kad jos valdo vyrus.